Taigi paskutinė diena mūsų kelionės Izraelyje, esame Jeruzalėje, 9 valandos ryto, Getsemanės sodas, kur manoma Jėzus meldėsi su mokiniais. Nėra tiksliai žinoma, bet sprendžiant iš to senumo, alyvmedžių, kad tai tuo metu medžiai. Štai va, driežiukai laksto čia pievose, čia daug ir labai. Ir iš šito sodo Jėzus, kai jis buvo išduotas, jisai buvo nuvestas ir jisai ėjo štai pro tos vartus, kurie dabar yra užmūryti, jis buvo vedamas į miestą, jisai buvo pažemintas, išduotas. Ir po to kažkur tai va, toj va pusėj, tenai už miesto vartų, ant Golgotos jis buvo nukryžiuotas.